klasėje pakalbės, žinot, kas su juo daros. Susikiša. Pasityčiojimas jo atžvilgiu yra milžiniškas. Neužtenka just be different. Ne. Kažko daugiau reikia. Kaip įveikti šitą? Tas galvojimas, kad tu turi tilpti norminę eilutę. Tas toks pakabinimas visko ant vieno testo. Ką tas reiškia? Įsivaizdavimas, kad žmonės yra daugmaž vienodi vienetai ir tu vieną normatyvinę eilutę sustatai ir o čia geriausia, o čia bus darbininkai. Visiškas savo galių apkarpimo principas. Iš kur jis plaukia? Jis plaukia iš netikėjimo, kad kas nors padoriai per interviu kokiuose nors universitetuose norėtų susirinkti gabiausius žmonės. Nes tikrai išmintingi profesoriai žino, kad daugiausiai studijuojama vieni iš kitų. Tau reikia turėti gerų studentų, kitaip tu neturėsi universitetų. Gali turėti masinį, su krepšeliais ar kuprinėm ateinančių būrį, bet tenai tarp kokių nors vienas iš kitų besišaipančių, už skvermų betampančių, tu negali idėjų rutuliuoti. Bet mes sukūrėm susiaurinto proto sistemą iš nepasitikėjimo, nes korupcija, taip buvo korupcija. Taip pirko vietas, taip darė šitą. Vėl grįžtam, kadangi nepasitikim, sukūrėm baisiai brangią ir baisiai neefektyvę mūsų truputį klampinančią sistemą. Ir įdomu, žmonės podažniai kažką pasiekia šalia sistemos ir tik tai. Nes ta sistema labai patogiai vidutinybėms atrinka. Bet netikrai skirtingiam kurie gali savo išradingumais konkuruoti, netgi gyvenimo stilių kurti ir tas tolerancijos momentas, kad tu gali gyventi visur, susigalvoti, daryti taip, ko dar niekas iki tavęs nedarė, nes tik ant šito laikysis vakarų civilizacijos produktyvumas. Rekomenduojama literatūra yra Daniel Pink, A Whole New Mind. Beje, Amerikos coachingo asociacija tikriausiai šitą knygą įdėtų į pirmą eilutę. Tiesa, išėjo dar viena, aš jos neskaičiau. Tai vadinasi Drive. Drive'as. Džiazo terminas to paties Pinko. Jis kalba apie šitų dalykų vystymą. Nors ir tai, amerikietis vaikas tikrai jaučiasi visiškai patogiai, būdamas tiesiog skirtingas. Nes laisva rinka ir skirtingumas. Reiškia, tu nesi vienodas su Petru. Ir ne vienoje eilutėje tu su juo konkuruoji, nes mes galim būti tiesiog skirtingi. Nu, ledo rutulininkas su karve nekonkuruoja. Tada skirtingumas padaro, kad mes per savo skirtingus visokius išradingumus galime laimėti didžiausią lobį šitame pasaulyje, nieko nenuskriausdami. Dar ranką paduodami kitam, kuriam šiandien nepasisekė. Turiu tokį klausimą. Ar yra mums vilčių, kad, sakykime, šiuo atveju aš kalbu apie Lietuvą, lietuvius, ar yra vilčių, kad ateis kažkaip tai stebuklingas laikas, kad visi mokės vienodus mokesčius? Nes problema yra ne mokesčių dydis, o tai, kad visi žaidėjai moka tuos pačius. Nes tada savikaina pas visus vienodus. Ar jūs manęs klausėte apie progresinius mokesčius? Aš šiaip apie mokesčius. Tai aš kalbu apie mokesčius, kurie bus mūsų vienodi. Pavyzdžiui, kolegai, mes užsiimam verslu ir mes ir jis ir aš moku vienodus. Nu, kad visiems dašils, kad jeigu jie bus vienodi, jie nebus per dideli. Visi vas paveš, arba visi užlinks. Ar bus toks rojus? Aš netikiu, kad bus toks rojus, bet aš tikrai galvoju, kad tikrai ne mūsų vėlus. Baigit. Nuvažiuokit į Italiją piečiau Romos ir sužinosit, ką reiškia mokesčiai. Čia mūsų problemos bus tik tai juokas. Pietinės Italijos valdžia iš vis nekontroliuoja. Bet pietinė Italija nieko ir nesukuria, viską sukuria šiaurinė Italija. Galbūt. Pietinė Italija... Nu taip, Veneto ar Piemonte tikriausiai taip sakytų, bet esmė yra tokia, kad tikrai ne mes vieni turim problemų su mokesčiais. Ir graikai turi, ir ispanai turi. Apie Italiją, man atrodo, kad šiek tiek privengia net kalbėti, nes tai yra tokia didžiulė ekonomika ir taip ant plauko kybanti, kad jeigu jinai griūtų, tai čia ne Airijos ir Islandijos bumtelėjimas. Man toks jausmas, kad net Financial Times vengia apie tai rašyti, kad nepadidintų psichozės. Kodėl? Todėl, kad visas tas socialinis gerovės valstybės įsipareigojimas dabar palaikomas tik iš valstybės skolinamų pinigų. Kai mes su sodra susidurėm ir kas mums mokės pensijas galvojam, ne mes vieni su tuo vargs. Ir dabar kada susiformuos tas etosas, kad mokesčius mokėti reikia arba užsičiaupti ir nebekritikuok nieko, gyventi šalia.
Kada tas susiformuos? Kada mokesčių susimokėjimas ir bus kaip mūsų solidarumo tinklo mezgimo dalykas? Aš tikiu, kad taip formuosis. Bet kad taip laimingai, tiesiai, greitai, bijau, kad ne. Manau, kad vis tiek tai yra, kaip ir daugelis kitų kultūrinių būvių, nuo valios ir kieno nors širdies bei įsitikinimo priklausantis dalykai. Pradėk nuo savęs. Nesielk kitaip negu kalbi. Aš tikiu, kad mes tikrai nesam paskutinieji šitoj žemėje. Mes esam, kaip žinot, kai apklausas padaro, koks 20-30 kraštas pasaulyje, kuriame verta gyventi. Tik tai lietuviai to nelabai tiki. Kad čia yra pagrindinė problema, kad vietoj to, kad mes nesurinkam mokesčių iš visų, didinam juos. Kai didinam juos, tai norinčių mokėti vis mažėja. Ir į ką mes einam? Taip, tik tai tiek, kad norint jūsų iškeltą temą suvesti su mūsų dabar diskutuojamu, reiškia, konkurencijos ir bendradarbiavimo. Konkuravimo ir bendradarbiavimo. Tai reiktų dar daug tarpinių judesių padaryti, kad mes lygiai tuos suvestumėm. Kad žmogus gyvenantis bile kur, jaustųsi, kad jis konkuruoja dėl savo gerbuvio ir savo šeimos gerbuvio, bet jis susimoka mokesčius ar ne. Ir kaip koks šiaurinis italas iš 13 amžiaus dar sako, aš ir norėčiau, kad paslaugos man grįžtų už tuos mokesčius. Kai aš gyvenu provincijoje ir sumoku mokesčius už Vilniaus gatvių asfaltavimą, dar sik sakau, ir palieku ratus telšiuose, aš jaučiuosi prastai. Čia ne konkurencija, po. Kai dvarpolis užvaldo baudžiauninkus, čia jokia konkurencija. Sumokėkit man mokesčius, o tada konkuruokit tarp savęs. Atrodys kaip super miestas. Vilnius, Dzūkija. Išprotėjusio dvarponio elgesys palaikomas mūsų televizijų. Tai kad kuo daugiau bus žmonių, kurie supras šito mėšlo nevertę arba tikrai kontrproduktyvę manipuliaciją, to bus geriau. Ir tada, sakykime, diskutuojam apie nekilnojamo turto mokesčius, kuriuos aš manau tikrai reikėjo įvesti senai. Lygiai taip pat, aš nors liberalas, aš esu už progresinius mokesčius. Nežinau, ar aš galėčiau įrodinėti, bet turiu teisę taip žiūrėti, reiškia. Tik gali žiūrėti taip. Bet pastebėkit, kiek metų supasi kalba apie nekilnojamo turto mokestį visuotinai. Ir beveik nebuvo kalbama, kieno labui jie būtų surenkami. Nes tai visur pasaulyje, kur tie mokesčiai yra dideli, tai būtų pačiai žemutiniai savivaldos pakopai. Ir šventa. Ir iš tų mokesčių tada ir gatvelė, ir tavo baseinas kur nors, ten tavo vaikų mokykla. Aukščiausi mokesčiai, kur aš esu gyvenęs, buvo Viskansine, Madisone. Bet sako, mums nereikia vaikų leisti privačias mokyklas. Nes iš tų mokesčių samdomi geri mokytojai, prižiūrima mokykla. Ir ambulatorinės paslaugos ir visa kita. Bet jeigu tu esi baudžiauninkas kur nors ties skuodu ir iš tavęs paima, kad ir tuos kelis centus ir duoda per suknistą televiziją pasižiūrėti Vilniaus bokštus, tai tada kaip Valinskas sakai, matyk. Tu neskatini, nes kaip taisyklių tu nekuri, tavęs net neklausia. Savivaldos beveik nėra. Mokesčiai. Mokė į centrą, o po to klapčiukai konkuruoja tarp savęs, kas didesniais kyšiais gaus feedbacką. Čia konkurencija. Čia ne konkurencija. Čia manipuliacija, unitarinės valstybės centralizuotas veikimas. Čia yra grynas sovietizmas, tik nepriklausoma Lietuva. Mano gal per daug radikalus požiūris, bet aš kranksiu kaip Kassandra tam, kad to nebūtų. Ir tikiu, kad to kada nors nebus. Arba vis tiek. Mano mėgstamas toks 19 amžiaus mąstytojas Henrikas Ževuskis, aristokratas, jo buvo mėgstamos temos apie aristokratijos likimą po giljotinos. Bet net jeigu taip, kaip prancūzų revoliucijos aristokratija visai yra išnaikinama, jeigu tautai leidžia vystytis laisvai, tai vis tiek kažkokiu būdu susiklosto nauja aristokratija, naujas sluoksnis, kuris geba kurti taisyklės ir jų laikytis, kuris geba būti moraliniu savosios civilizacijos židiniu. Aš tikiu, kad taip yra. Aš tikiu, kad mes negalim praplėšti mūsų informacinio lauko, kuris yra viešpataujamas gerokai kryptelėjusių psichopatų.
Mes net nematom, kiek daug yra normalių žmonių aplinkui, kiek daug yra sveikų sambūrių, kiek daug yra bendruomenių, kur daro normalius dalykus. Ir tada negalim patikėti, kad jie yra svarbesni už valdžią. Aš tikiu, taip kaip čia būtų pusė stiklinės vandens, kad jinai yra pusiau pilna. Dauguma lietuvių sakys pusiau tuščia. Aš esu įsitikinęs, kad vaikai vis tiek pirmiausia žiūri, kaip tėvai gyvena. Ką jiem besakytų. Ir aš tikiu, kad... Kitaip sakant, aš nematau jokios čia tragedijos tame. Tuoj atsikas tais Facebookais. Tuoj suvoks, kad jeigu tu neturi betarpiško santykio su žmogumi, jeigu tu nesi va tokioje aplinkoje ir veidas į veidą, negali su žmogum kalbėti, tai visi Facebookai yra kaip medaus laižymas per stiklą. Kitaip sakant, aš turiu omeny tą šiuolaikinę globalizacijos ir gyvenimo, ne čia ir ne dabar, tam tikrą psichozę. Aš vis tiek tikiu, kad ir tie sugrįžimai, ir tie pasibodėjimai, ir tradicijos vertės, ir šeimos vertės, ir lietuvybės, kaip mūsų egzistencinio lizdo vertė, jinai niekur nedings. Aš čia visai sutinku su Tomu Venclova, kada jis sako, aš nebijau dėl lietuvių kalbos, aš bijau dėl žmogiškumo lietuvių. Airių yra 3 milijonai saloj, sakosi 70 milijonų pasaulyje. Ar airiškumas labai susilpnėjo? Ne, jis tapo truputį kitokį. Čia matyt priklausys nuo mūsų, kiek mūsų vaizduotė gebės susigalvoti mus kitokius ir atpažinti mus visus kaip vieną. Nežinau, prašau, aš būčiau pranašas. Nežinau. Aš galiu tik sakyti vieną, kad man tai tikrai įdomu. Ir paskutinius 2 metus dirbu prie tokios knygos, kuri vadinasi Pasaulio Lietuvijos istorija. Aš bandau įsivaizduoti pasakojimą, kuris būtų truputį alternatyvus Palangos Juzės pasakojimui. Jis greičiau būtų Amerikos Pirtinio pasakojimas. Kitaip sakant, tai priklausys ir nuo mūsų vaizduotės, ir nuo mūsų įsijautimo. Kai Ryanair skraido taip tankiai, tai žinai, ar šiandien, kai psichotinė spauda rėkia apie 80 000 čia migravusių vėl, jie net nesupranta, kad jau net nebe sezoniniai darbininkai jie tampa. Jie savaitiniai darbininkai. Kokie gyventojai? Vaikit, skraidykite į abi pusės, matysit, kiek jūs skraidote ir parskraidykite. Pilna visą laiką. Kodėl Estijoje nėra migracijos? Jie nerėkia apie tai. Dėl to, kad važiuoja nesezoniškai, savaitę dirba Suomijoje, paskui pravažiuoja ten, kur darba yra. Dieve duok, kad tie lietuviai tik greičiau naudotųsi tą laisvę ir būtų daugiau žmonėmis, o ne daugiau europiečiais ar kokiais kitokiais. Daugiau žmonėmis, kai atsiduri Londono East Ende, gyveni šešiese Rusijoje ir geri patį pigiausią alkoholį, tai Dieve duok, kad jie norėtų būti labiau žmonėmis. Tada jie supras, kodėl Britai nedirbo jų darbo.